Nuo šiandien Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrą puošia Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro bei Vilties tako krautuvėlės darbų paroda. Šios parodos tikslas parodyti, kad intelekto ir psichikos sutrikimų turintys žmonės yra labai kūrybingi ir su kitų pagalba gali sukurti mažus stebuklus. Atidarymo metu pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Paulius Aukštikalnis sakė, mūsų pacientai laukdami vizito pas gydytojus gaus puikią emocinę naudą ir tikiuosi, kad ši graži draugystė tęsis labai ilgai. Jūsų sienos, kad nebūtų niūrios, kad pacientai gautų vizualinę terapiją, laukdami savo fizinės terapijos, iškabinti nuostabius darbus jūsų ir tuo pačiu būtų dviguba nauda. Mūsų pacientai gauna tuo metu, kai laukia, gauna tokią dvasinę naudą, o jūsų kūrybingi, talentingi meistrai gauna galimybę eksponuoti savo darbus toje vietoje, kur iki šiol, tikrai drąsiai pasakysiu, dar niekas iki šiol neeksponavo būtent iš jūsų įstaigos darbų. Ačiū labai, kad atvykote, ačiū gerbiamam merui, kad rado minutę dabar pats darbymetis, tikrai žinau, įvairiai. Taip, tai labai ačiū, kad atvykote ir tai žingsnis draugystėje dar su viena įstaiga, nes pagrindinis motyvas yra tas, kad mūsų gydymo centro įstaigos durys yra atviros. Atviros kolektyvam, atviros savivaldybės įstaigom ir atviros visiems pacientams. Mes teikiame paslaugas slaugą namuose, taip pat atliekame ne tik savo pacientams slaugomiems namuose, bet ir kitų įstaigų. Mūsų slaugytojas važiuoja, pažiūri pagal užsakymą iš kitų šeimos centrų, irgi važiuojame, bendradarbiaujame. Lygiai taip pat irgi tokia kaip yra naujiena, kad odontologai irgi teikia paslaugas visiems pacientams, ne tik prisirašysim prie mūsų įstaigos. Tai atidarėm duris ir džiaugiamės tom, kad esame atsidarę ir laukiam visų, laukiam naujų idėjų, laukiam naujų pakvietimų. Tad tikrai visom Raseinių įstaigom galiu pasakyti drąsiai, kvieskite mus į draugystę, o jeigu nekviesite, mes jūs pakviesime. Aš taip galiu tik tai pasidžiaugti direktoriaus tokiu geranoriškumu. Dabar galvoju, bandau suskaičiuoti jau kelintą kartą čia pas jūs atėjom į tą įvairių menų galeriją. Ne pirmą tikrai. Taip, tai tikrai yra ko pasidžiaugti, kad direktorius ne tik tai rūpinasi sveikata mūsų, kaip čia pasakyti, bendrapiliečių ar ne, bet ir tokia kultūrinė raiška, padeda visiems eksponuoti savo kūrinius ir kartu visiems domėtis, kągi gero tai mūsų bendrapiliečiai nupaišo, padaro, nulipdina, visokiausių čia buvo turbūt jau tų parodų. Tai turbūt tas ir yra fainiausia, kad yra jungiamoji grandis. Yra ne tik tais taip biurokratiškai žiūrint, yra gydymo įstaiga, kur čia ateina visi eilė palaukia pas mediką, paskui gauna paslaugą, jo faina, bet kartu gali pasirodyti ir kiti kolektyvai, kitos bendruomenės, kurie gali parodyti, ką jie gali, ką jie veikia, kaip jie atrodo. Tai džiaugiuosi, kad tas pats tampa tokia nauja meno erdvė, ne tik tais gydymo įstaiga, bet ir naujų funkcijų vis atsiranda. Tai, o turbūt tie, kurie eksponuoja, kurie čia atneša savo tos meninius požiūrius į tam tikrus dalykus, tai irgi norėčiau juos padrąsinti, kad ne tik tai kažkokia proga, bet ir šiaip nepabijokit, ne tik tai Praspėca yra kultūros centras, bus netrukus atidarytas. Tenais galime atnešti savo kūrinius
Tai to ir palinkėsiu visiems, kad tas bendradarbiavimas būtų kuo platesnis, ne tik SPC, bet ir visos įstaigos. Nes bendrystė mus jungia ir tos yra viso ko pagrindas. Bendravimas žmonių, kalbėjimasis, nes visi pykčiai, visi nesklandumai atsitinka, tai nesikaups. To bendravimo ir labai reikia. Ačiū visiems. Labą dieną, mėly parodos lankytojai, gerbiami organizatoriai. Aš noriu pasidžiaugti, kad mūsų gyvenime yra dienelių ir kitokių. Tai ši diena išties yra išskirtinė ir ypatinga. Ypatinga tiems, kurie pakvietė mus visus čia, ypatinga ir tiems, kurie savo darbelius atvežė čia. Aš manau, kad tuose darbeliuose sudėtos ne tik įvairios spalvos, sudėti mūsų jausmai, mūsų išgyvenimai, mūsų troškimai, viltys ir visos svajonės. Taigi svajokite drąsiai, svajonės pildosi, na ir tas abipusis ryšys, kaip meras minėjo, iš tiesų, kiekvienas praeinantis čia gali laisvai pasižiūrėti ir šiek tiek ramybės savo dušelėje apturėti. Tai menkas suvenyras nuo mero administracijos, nuo administracijos direktoriaus Kęstučio Žemecko linkėjimai. Mūsų parodos viešėjams ir jums labai ranką. Ačiū tą puikią idėją ir galimybę čia ateiti. Ačiū direktoriui. Tikriausiai apie parodą, apie viską, kas tai tik geriau nežinos negu... Apie viską. Pirmiausia, tai emocinė sveikata, ką pažymėjo ir direktorius, ir meras, ir administracijos direktoriaus pavaduotoja. Tai mums svarbiausia yra emocinė sveikata. Fizinė sveikata mes pagydom vaistais, pagydom kitokiom priemonėm. Tačiau būtent šitai asmenų grupai, šitiems lankytojams, socialinių dirbtuvių lankytojams, dienos socialinės globos lankytojams yra emocinė sveikata, tą kartosiu tikrai. O šitos dalykus, gerą emocinę sveikatą, lankytojai rodo per piešimą, per užimtumą, per siuvimą, per įvairias veiklas, būtent odos gamybą. Paprasti elementarūs reikalingi dalykai, prijuosčių siuvimas, rankinės. Mes ne vieną Raseinių ponią esam papuošę savo rankinėmis, prijuostėmis, ypatingai prieš gražias šventes, prieš Kalėdas, prieš Velykas. Tai šita emocinė sveikata persiduoda per darbelius, persiduoda per darbuotojų pajėgas. Tikrai mūsų lankytojai yra be galo išmoningi, tačiau be darbuotojų, be jų minčių, be jų paskatinimo, be jų, sakykime, kartais reikia ir darbą tą pabaigti, be jų va šito tokio pabaigos gražios, kaip sakom, kaip kiti lankytojai sako, be uodegėlės užgaitimo, tikrai galbūt kitam būtų ir sunku. Tai jeigu dar pajuokaujant, tai su Laura kažkada ėjom parke, sako, pasižiūrėkit direktorė, mūsų rankinė. Ten nešasi ponia mūsų rankinė. Tai pats gražiausias įvertinimas ir kaip grįžtu prie to pačio, pati gražiausia emocija. O apie bendradarbiavimą su daugeliu įstaigų bendradarbiaujam ir noriu pasakyti taip, kad ir kiekvieną kartą, kai susitinkam, sakau, mes labai daug bendradarbiaujam su Respublikos panašaus pobūdžio centrais, užimtumo, dirbtuvėm ir dar įvairiom įstaigom. Tačiau šį kartą direktorių noriu įmesti gražų akmenį, gražią gėlių puokštę į jūsų daržą, kad tikrai būtent mus pasikvietėt. Žinot, kartais pakalbi ir tas pasilieka. Tačiau jūs davėt apie save ne kartą žinoti, kad esam laukiami, kad turim savo vietą, turim savo ir koridorių vietą, ir netgi aš pati šiandien tik tai sužinojau, kad dar ir lauke yra. Tai žodžiu, šitam kontingentui, šitam būriui žmonių tikrai yra ne tik tai patalpos skirtos, bet ir lauko erdvės. Ir mes to labai džiaugiamės. Tai ačiū už gražią bendrystę, už bendradarbiavimą, už tą pirmą, bet pasakysiu paprastai ne paskutinį susitikimą. Ir kartu su direktorium prieš tą mūsų susitikimą mes kalbėjom, kad tikrai daug tokių įvairių minčių. Tai šiandien ta emocija pati geriausia, o ten toje kiti visi dalykai susigulės ir manau, kad tikrai ta bendrystė tęsis ir toliau. Dar noriu pasakyti tokį dalyką, kad socialinės dirbtuvės ne tik tai yra užimtumas, bet siekia mūsų centras, mūsų centro bendruomenė, siekia, kad vyktų ir lankytojų integracija į darbo rinką.
Taip, išmokstam amato, išmokstam kažkokių gamybos priemonių ir būtumėm labai laimingi, jeigu kažkam dar būtumėm reikalingi, žengti pirmą žingsnį į darbo rinką. Tai va tokie mūsų pageidavimai, jie paprasti, jie visi žemiški ir noriu visiems padėkoti už gražų susibūrimą, už gražias emocijas, apie kurias aš jau kalbu ne kartą, ir gražų bendradarbiavimą. Tai lankytojams ačiū, pasiplojam. Be abejo, ačiū už dovanas ir direktoriui, nuo mūsų centro, nuo mūsų lankytojų irgi tą tokią pratęsiant gražią bendrystę. O kalbant apie darbo rinką, kalbant apie integraciją į visuomenę, į užimtumą, mes turime ir gerąjį pavyzdį. Kaip sakau, vieną koją žengėme į darbo rinką, į bendruomenę ir panašiai. Tai tas gerasis pavyzdys mes šiandieną ką matom. Edgaras, tai Edgarai, Edgaro graži istorija. Edgaras kartu su mūsų darbuotoja Vika. Tai mes esame iš socialinių dirbtuvių, kurios pirmą etapą labai sėkmingai įveikė ir mes dabar esame antrame vadinamame etape. Tai socialinėse dirbtuvėse yra 12 dalyvių, šiandien didžioji dalis jų čia, ir 4 darbuotojai, socialinė darbuotoja, rinkodaristė, užimtumo specialistė ir individualios priežiūros darbuotoja, taip pat kažkur čia mačiau. Tai gerasis pavyzdys yra Edgaras, kuris, kaip aš sakau, kur dėsi ten tiks. Ir jisai turi tą norą mokytis, kurti. Tai Edgarai, kodėl tu esi socialinėse dirbtuvėse? Kad įgyčiau įgūdžių, darbų išmokčiau visokių įvairių, draugų susirasti gerų pabendravimų. O kas tau yra socialinės dirbtuvės? Ką jos tau duoda? Naudą. Kaip tu tą naudą įsivaizduoji? Darbuose naudą, kad toliau tobulėčiau. Ir tavo mėgstamiausias gaminys, kurį tu labiausiai mėgsti daryti ir tu išmoksti? Iš odos. O iš odos kokių mes turim gaminių? Turim angeliukų, padėkliukų, Raktų pakabukų. O kuris populiariausias mūsų gaminys šiuo metu? Angeliukai. Angeliukai, taip. Ir šiuo metu labai populiarias yra vėlinių puokštės ir krepšeliai. Taip, angeliukas. Taip. O Edgarai, mūsų socialinės dirbtuvės, mes dirbam, bet mes ne vien dirbam. Su kokiais tau įžymiais žmonėmis teko susipažinti mūsų socialinėse dirbtuvėse? Su prezidento žmona. Diana? Taip. O ką mes darom kiekvienais metais, ką kuriam? Kas susijęs su prezidento žmona? Turim angeliukus. Kurie keliauja ant eglutės, taip? Taigi, ir paskutinis tavo klausimas. Kokiu turi svajonę? Tobulėti, darbų ir įvairių daugiau. Ir tavo svajonė turbūt susirasti darbą. Taip, tai ačiū labai. Galite pamatyti lauko namelyje ir daugiau gaminių ir visokių užsakymų galime padaryti Kalnų gatvė 15A. Tai norėčiau pristatyti muzikos terapeutę mūsų, taip, ir jinai daugiau papasakos, ką jūs esate paruošę. Smagi ir pakel šiandien tokia jau vėsoka rudenio dieną, nuotaika. Tai ir daina į tą rudenio temą, nors šiandien už lango šviečia saulė, mes padainuosim apie lietų. Tai tikėkime, kad to lietaus labai stipriai neprišauksim, bet... Jo visą dieną ir užliejo dievą, lietus lieta, žmonių kojos lečia, lietus lieta, žmonių kojos lečia.
ir rankas, ir kojas, tai labai kviečiu įsitraukti į mūsų bendrą muzikavimą. Čia yra tokie patys paprasčiausiai muzikos instrumentai, žinote. Rankos, kojos, balsas, turim visi, muzikuojam visi. Lijo visą naktį ir užliejo galvą, lietus lyja, žmonių parašė, lietus lyja, žmonių parašė. Jau truputį geriau, bet matau, kad dar sudėtinga tas rankas ir kojas išjudinti. Lijo visą parą ir užliejo namą, lietus lyja, žmonių parašė, lietus lyja, žmonių parašė. Ačiū. Truputėlį santūresnė bus mūsų muzikinė dalis. Pasidalinsim pasaką, kurią mes auginom nuo pat pavasario ir užauginom iki rudens ir užauginom vaisius. Tai dabar tų vaisių kviesim pasiklausyti ir paragauti. Jeigu instrumentai neskambės labai garsiai, taip ir turi būti. Jie yra akustiniai instrumentai, skirti nedideliam žmonių ratui, bet aš tikiu, kas norės, tas išgirs, o kas nori geriau išgirsti, gali prieiti arčiau. Čia dar yra vietos. Kartą aukštai danguje pavasaris skrido mažas paukštelis. Ir savo snape nešėsi mažą sėklytę, kurį jam begiedant įkrito į žemę. Danguje švietė saulė. Saulės spinduliai ir sušildė žemę. Atsirado lietus, kuris sudrėkino žemę. Ir sėkla išdygo. Labai paprašysiu, gali truputėlį. Tai dabar vyksta man. Sėkla išdygo. Dar pašvietė saulė. Dar palijo lietus. Ir augalas ėmė stiebtis į dangų. Prireikė ne vienos dienos, ne vieno mėnesio ir ne vienų metų, kol augalas tapo mažu medeliu, obels medeliu. Dar šviečiant saulei, šildant augalą, dviem tiesai, vieną pavasarį jis sunokino savo pirmuosius pumpurus. Bet kas nutiko tada? Pro šalį bėgo mažas stirniukas. Atbėga mažas stirniukas. Ir pamatęs sultingus obels pumpurus, norėjo jų paragauti. Bet kažkas užbėgė stirniuką ir obelis liko gyva. Toliau nokino savo pumpurus. Bet kas nutiko tada? Danguje ėmė tvenktis debesis, pūsti vėjas. Ir tolumoje pasigirdo griausys. Pliaupti lietus. Visa gamta tiesiog šėlo ir atrodė, kad obelį buvo išsiraus su visom šaknim. Bet vėjas nusirinkė, griaustinis nutilo ir obelis liko gyva. Dar šviečiant saulei. Ir vien lietus. Obels pumpurai prasiskleidė į baltus kvapnius žiedus, kurie neilgai trukus nuvyto
bet užsimezgė maži žali obeliukai. Pro šalį ėjo mažas vaikelis. Ir pamatęs tuos obeliukus užsinorėjo jų paragauti, nuskabyti. Visa laimė, kad buvo mama, kuri pasakė: palauk, vaikeli, dar mums reikia šiek tiek saulės spindulių, šiek tiek lietaus, kuris pagirdi žemę, ir obuoliukai virsi didelius sultingus obuolius. Ir mes, atėję prie obels, padėkosim jai už jos kantrybę, už laiką. Saulei padėkosim už jos spindulius. Lietų, tai kad girdė žemę. Ir nuskinsim vaisius. Ir nunešim visiems paragauti. Prašom, vaišinkite visus. Kas norit, labai skanus, rekomenduoju. Nepurkšti, netrešti. Prašom, prašom. Čia mūsų vaisiai. Ką tik užauginti. Tai labai ačiū muzikos terapeutei Ievai, paplojam. Ir mūsų terapijos grupiai kartu su darbuotoja Alma parodžius stebuklingą obuolių ir medžių augimą. Ačiū jiems. Noriu padėkoti dar be kitų svečių čia esantį savivaldybės administracijos fotokorespondentei. Paplojam. Mūsų nuolatiniam svečiui Aušrai. Ačiū. Ir visiems ačiū, tačiau dar yra norinčių pasisakyti ir suteiksim žodį ponui Pranui. Labai trumpai keliais žodžiais. Žinokit, kai ėjau čia į šitą koridorių, sakau, nedaug dėlė etiketas. Ačiū Dievui, kad ne tas. Bet noriu tik tais, čia aš šiandien kaip pacientas tos ligoninės, aš ir kalbėsiu kaip pacientas tos ligoninės. Aš esu smalsus, be galo pakalbinu. Tai aš pakalbinau ir vienus darbuotojus, kitus, su kuriais susitikau šiom dienom. Sakau, kaip, kaip nauja valdžia. Sako, pagaliau atėjo ramybė. Tai aš už tą ramybę ir noriu padėkoti dabar esančiam direktoriui, o su direktoriu mes jau susitikom, akis į akį, turėjom bendrą pokalbį ir pasakysiu, kad jisai tikrai žmogus yra nepasikėlęs, jeigu taip paprastai. Aukštas, bet nepasikėlęs. Aukštas, bet nepasikėlęs, labai teigiai pats pateisė. Maironio parke, kada buvo Baltijos kelio mūsų Dubysos literatų klubo skaitiniai, direktorius ėjo kai tik per parką. Sako, aš užkalbinu, direktorius sako, gal biškai prisijungit. Ir žmogus rado laiko, pasidėjo ir paskui matau, kad jau ten pas mūsų vėl nesibaigė. Tai atsiprašė, bet, žodžiu, vėl tinka tas žodis, kad aukštas, bet nepasikėlęs. Tai tiek. O dėl parodos, tai aš čia, kaip žinot, kiekvieną laiptuką nusileisdamas vis pasižiūrėjau nuostabūs darbai jūsų. Čia lankytojai. Jūsų lankytojai. Ir iš jūsų žmonių tikrai mes galim pasimokinti daug ko. Būtent kantrybės ir kruopštumo, ko mums trūksta. Daugiausiai, kaip realiam gyvenimą, trūksta kantrumą. Tai tikrai linkiu ir bendradarbiauti su tais žmonėmis, su to kolektyvu, kuris čia šiandien susirinko. Mes taip ir darom. Arbatos klubas bendradarbiauja, visas klubas bendradarbiauja, tai už bendradarbystę ir už ramybę. Tad jei turite laisvą minutę, užsukite į Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centrą pasidžiaugti nuostabia mūsų krašto žmonių kūryba. Sveiki.
Aušra? Vis ta pati.